episode is sponsored by Raise Tech, end-to-end IT solutions for your business growth. Sveiki visi, mes vėl čia ant Agile sofos ir šį kartą pas mus iš tikrųjų labai įdomus pašnekovas su labai įdomia tema. Dov Zavadskis, kuris buvęs talentų medžiotojas, vis dar yra karjeros coachas, bet šiuo metu ir domisi ir moko kitus, dirba kaip treneris dirbtinio intelekto srity. Tai čia toksai visai įdomus ir tavo pačio karjeros pokytis ir pati sritis, iš tikrųjų, sakyčiau, toks hot topic, ar ne, pastaruoju metu tikrai daug apie tai šnekam visur, tai šiandieną turbūt apie tai ir pakalbėsim. Tai sveikas gyvas dar. Sveikas, labai malonu, mes pagaliau turim galimybę gyvai pabendrauti. Taip, mes čia juokiamės, nes su Doviu susitinkam vis konferencijose kažkur, bet vis nesusieina tie laikai, kada susėstumėm, pašnekėtumėm. Tai, progos prieš kamerą. Labas, mes trijose konferencijose prasilenkėm. Jo, vis tai prasilenkėm, bet taip nesusėdom, kad bent papietauti. Pagaliau. Bus kaip tik ir žiūrovam, ir mum nauda. Gerai, tai žiūrėk, tai mes kalbėsim apie dirbtinį intelektą pagrindę, nors tavo karjera čia plati, bet gilinsimės į tą dirbtinio intelekto temą ir kaip mums ją panaudoti, kaip jinai siejasi su to agility, ar ne, apie ką mes kalbam. Bet kad tiesiog žodynus susivienodintumėm ir galbūt su žiūrovais šiek tiek, tai kas tas AI-us, kai mes kalbam apie tą AI, kai tu kalbi apie AI, ar ne, mokai kitus, tai kas tas yra visgi, kas tas dirbtinis intelektas, čia žinai, robotai mus toj kaip per Terminatorių užpulsintis ar dar kas, žinai. Ne, tikėkime, kad tai neįvyks, bet taip, dirbtinis intelektas iš esmės, pradėkime nuo to, kad aš bandau tuos dalykus paaiškinti kaip įmanoma paprasčiau tiem žmonėm, kurie nėra galbūt techniniai žmonės. Ne? Tai dirbtinis intelektas yra iš esmės sukurtas tam, kad padėtų mum atlikti visus mūsų darbus kuo paprasčiau. Ir turi labai didelę dalį, pavyzdžiui, informacijos, ant kurios buvo apmokytas, algoritmai tie patys. Ne? Ir tai yra tas predictive, kai tau gali, pavyzdžiui, įvedė į Google how to, ir tau meta iš karto 5 ar 10 skirtingų žodžių, kurie jisai galvoja, kad kadangi, tarkim, pagal tavo Wi-Fi, pagal tavo regioną, pagal dar kitus dalykus, galbūt hot topicai, kuriuos šiuo metu kažkas ieško, tai yra rekomenduojami dalykai, nes bando užbėgti už akių, rekomenduoti tai, ko galbūt net nežinai, kad tau reikia. Ne? Čia toks labai supaprastintas dalykas. Tačiau skirtumas yra toksai, kad generatyvinis dirbtinis intelektas yra kiek kitoks negu būtent tas dirbtinis intelektas, prie kurio mes esam pratę. Visi tie algoritmai, Spotify, Google, Netflixai, kur to AI-us yra labai daug. Nes generatyvinis intelektas, jisai truputį veikia kitaip, nes jisai būtent ima tekstą ir mes galim bendrauti, tu įvedai tekstą ir tu gavai tekstą. Ir tai yra, jeigu labai supaprastinus, tai yra kaip tie chatbotai, ne? Kai mes einame į klientų aptarnavimą, pavyzdžiui, kažkokių paslaugų tinklapių klientų aptarnavimą ir atsiranda ten tie chato langai. Ne? Tai dažnai ten tie langai būna, tu bendrauji su gyvu žmogum. Vis dar tas yra gan populiaru, tau reikia laukti eilėje ir panašiai. Dabar jau pradeda daugėti būtent paslaugas teikiančių įmonių, kurios sako, hei, mes esam virtualūs robotukai, mes turim visą informaciją, visas procedūras, visus klausimus, atsakymus, ką dažniausiai žmonės klausia ir mes tau galim padėti. Čia toks labai toks galbūt supaprastintas pavyzdys, ką tas tarkim, generatyvinis AI gali padėti. Nes jau pradeda dabar daugėti įmonių, kurios tą daro ir galima net dabar ir patiems tuos irgi tiek chatbotus kurti, tiek ir visai kitas paslaugas būtent su savo pačių informacija. Pataisyk mane, jeigu klystu, kiek aš buvau susidūręs su dirbtinio intelekto arba to machine learning kažkurio metu dirbau produktais. Čia teko pačiam neseniai naudotis vienu iš tų chatbotų, vienų avialinijų reikėjo suporto, nesakysiu kokių, nes patirtis buvo ne pati geriausia. Aš jau įsivaizduoju, kokia. Taip. Tai ten akivaizdžiai veikia tokiu principu, kad pagauna galbūt tavo keywordsą ir duoda šabloninį atsakymą. Taip. Tai čia man panašu į tokį veikimo algoritmais, kad yra tas, duok tą. Kai, tas jau AI-us, jeigu ChatGPT tu naudoji ar kažkokius labiau advanced tos įrankius,
jisai jau tarsi ima tiesiog iš didžiulio pūlo informacijos apmokyto ir bando tau sudėti, nu, tai, kas tau tinka, ne tai, kad ima šabloną, ar ne, jis jau tiesiog generuoja atsakymą pagal tai, na, kaip tu formuluoji klausimą galų gale, ko tau reikia ir ką jisai gali, gal netgi iš kelių klausimų kažkokį kontekstą tau atsakyti, ar ne? Tai yra tas toksai dirbtinis intelektas, apie kurį mes šnekame. Ir dar yra kitas dalykas, kad galbūt skirtumas yra tas, kad tu netgi turi galimybę įtakoti jo atsakymą, ir jo kokybę, ir jo stilių, ir ilgį, ir panašiai, nes tu užduodi labai konkrečią užduotį, ne, kai aš, pavyzdžiui, įvedu kažką į Google, tai aš įvedu klausimą. Tai yra klausimas ir aš tikiuosi atsakymą. Vis dar dabar yra nemažai žmonių, kurie naudoja tarp tą patį četuką, kaip aš vadinu, ne? Tokiu pat principu, kad tu įvedi klausimą, gavai atsakymą. Bet tai nėra taip, kaip mums reikėtų naudoti tą įrankį, nes tai yra tiek nauja technologija, kad pas mus nėra įpročio, kaip teisingai ją naudoti. Mes užaugę su Google. Taip, mes esame užaugę su Google ir tiesiog Google nebuvo galimybės turėti pokalbę, nes tai yra tam nepritaikytas sprendimas, net ir tiesiog paieškos sistema ir mes tą žinom ir suprantam ir tu gavęs adresą, tu įkopijuosi kažkur Google Mapsus ar dar kažkur, nes tu jau tenai nieko su tuo per daug nelabai gali padaryti, ta prasme, tu gali tik tai rasti informaciją, bet tu negali apdoroti informacijos ar keisti informacijos, ne? Tarkim, su to pačiu generatyviniu intelektu, su tais large language models, LLM'ais, tai irgi reikia turėti omenyje, kad vienas iš apmokymo šaltinių tai buvo Wikipedia. Tai aš iš karto visada klausiu auditorijų, sakau, ar jūs, pavyzdžiui, 100% pasitikite informaciją, kur yra Wikipedia. Natūralu, kad mes negalim pasitikėti, nes bet kas iš mūsų gali sukurti turinį Wikipedijai. Taip. Ir tada mes nesam garantuoti to turinio kokybę. Tai sakykime, su dirbtinio intelekto tais generavimais, ne, teksto ir informacijos, irgi tų haliucinacijų yra. Ir tai yra neišvengiama, tačiau viskas priklauso nuo to, kaip mes jį naudojam. Pavyzdžiui, aš esu atradęs būdą, kaip aš susimažinu haliucinacijas iki kelių procentų, nes aš dirbu tik tai su savo informacija. Aš jam duodu informaciją, aš jo neprašau informacijos. Aš jo prašau pagalbos procese, padėti man pasiekti, nueiti nuo taško A iki taško B iki taško C, bet jisai man uždavinėja klausimus, aš duodu atsakymus, informaciją ir duodu labai daug konteksto ir tada su to kontekstu aš sakau, okei, dabar imam ir darom kažką kitaip. Bet dabar imam ir darom ten ar darbo skelbimą, ar kažkokį LinkedIn postą ir panašiai. Pavyzdžiui, LinkedIn postai, man atrodo tikrai dabar lengva atpažinti, kurie postai buvo daryti su dirbtiniu intelektu. Pačio to LinkedIno, kuris įsiūlo, ar ne? Ne, aš turiu omeny, kad jeigu tavo LinkedIno feedas, aš pastebiu postus, kurie yra, kur aš galiu įtarti, kad jie buvo daryti tarkim, būtent su ChatGPT. Pavyzdys, tarkim. Atkreip dėmesį, postas turi labai daug emojių, yra bullet pointai. Ir tarkim, kiekvienas bullet pointas, sakykime, žmogus ten duoda, nežinau, 10 patarimų kažkam. Ir tada yra trumpas, ten, tarkim, 1-2 sakiniai kažkoks aprašymas, tada eina, tarkim, 10 tų patarimų, bet tie patarimai yra struktūrizuoti labai įdomių principų, kad galbūt pirmas yra tiesiog, nežinau, 2-3 žodžiai, kaip koks nors ten, nežinau, jeigu frameworkus kokius ten, tarkim, gerai. 10 frameworkų, kurie padėtų kuriant contentą arba rašant tekstinį turinį, ne? Ten EIDA ir visokie kitokie. Tai ten būtų EIDA, tada būtų praplėsta, kas tai yra, ir būtų dar kokie 2 sakiniai ar sakinys aprašymas, kiek daugiau apie to frameworką. Bet jeigu mes tą darytumėm kaip užduotį, tu tiesiog labai natūraliai rašai, tu neskaičiuoji nei raidžių, tu neskaičiuoji, kad būtų 3 tobulos eilutės, išlygiuotos ir visa kita, mes to nedarom. Mes tiesiog ten vienas pas tave gali būti, tada paragrafas gal bus sakinys, kitas bus 2 sakiniai, 1 eilutė, 3 eilutės. O generatyvinis būtent AI, ką jisai labai įdomiai daro, jisai ir vizualiai gali, jeigu mes jam neduodam konkrečių labai nurodymų ir jisai pats priima sprendimą, jisai gali padaryti taip, kad tie 10 pastraipų, 10 punktų atrodys identiški vizualiai. Vadinasi, galbūt ten bus emoji, gali būti skirtingi, bet gali būti ir visi vienodi.
ir tada bus 3 identiškai atrodančios eilutės. Mhm. Tai vat man čia iš karto yra vienas iš pirmų tokių aspektų, kai aš pradedu galvoti, aš manau, kad tą darė žmogus, kuris naudoja toolsą, bet galbūt neteisingai naudoja, nes jis neužduoda savo kažkokios papildomos informacijos. Okay. Nes, pavyzdžiui, aš kai dirbu su turiniu, vat, tą, ką aš dedu į LinkedIną, man padeda čatukas, bet mes darom dviese. Vadinasi, aš duodu visiškai viską, apie ką aš noriu, kad būtų parašyta. Aš viską pateikiu audio žinute ir jisai man sudėlioja tiesiog sakinius, bet jisai jų net neperdaro. Jis tiesiog išdėlioja vizualiai struktūrą, padaro ir aš po to dar rankomis pravarau, bet patikrinu, nes tą tikrai būtina daryti. Bet mes tą darom kartu. Tai nėra, kad aš paprašiau, padaryk man postą apie OpenAI'aus ten naujienas šios savaitės. Nu ne, aš jam turiu duoti visą informaciją ir ko aš iš jo noriu. Tada kokybė to outputo, vadinamo, ką mes paleidžiam, yra visai kita. Supratau, matai, kiek niuansų, ne, aš tikrai nežinau apie tos LinkedIn'o, aš tik vienas pabandžiau panaudoti tą LinkedIn'o, kur jis turi savo dabar AI'aus, tą generuojant postą, pasinaudok AI'um. Tai bent jau man, aš taip tokią pamoką išsinešiau, galbūt mano postai yra tam tikro principo, kad aš jos trumpus mėgstu daryti, bet kad aš ilgiau užtrukau tenais vesdamas tuos, negu kad aš būčiau paėmęs ir parašęs tą postą. Tai šitoje vietoje man vienas tik pabandžiau ir daugiau nebeprisiliečiau, bet čia turbūt reikia ir įprasti ir teisingai naudoti, kaip pats sakai. Taip, ir čia dar kitas gali būti aspektas, kad kai tu naudoji įrankį, kuris yra integruotas kitame įrankyje, tu galbūt nelabai turi daug galimybių pakoreguoti tą galutinį rezultatą. Kai tu tą darai, pavyzdžiui, ten chat ar kituose generatyvinio AI'aus tose tekstiniuose įrankiuose, tai tu gali pasakyti, gerai, aš noriu, kad mano postai būtų tokio ilgio, struktūra gali būti tokia, gali išmokti tavo rašymo stiliaus, tavo kalbos ir panašiai. Ta prasme, tai tu gali jį apsimokyti, bet tie dalykai jie užtrunka, nes natūralu, kad yra kitas dalykas, kas mane tiesiog labai labai nervina, kai aš matau žmonės, kurie pastoviai kalba, atkreipdėmės irgi, manau, tu pradėsi tą pastebėti, ypač tie, kurie teikia mokymus, kalba apie mokymus, jie nekalba būtinai apie kokybę, kad AI'us padės kokybiškiau kažką atlikti, jie eina per tai, kad tu padarysi tą greičiau, sutaupysi 10 valandų per savaitę, toks scarcity, ane? Bet esmė yra ta, kad tai sukuria labai tokią iškreiptą viziją, kas tai yra, ir žmonės tikisi labai gero rezultato per labai trumpą laiką. Supratau. O per trumpą laiką tu gali padaryti labai basic dalykus, kurie tau tikrai neuždės tai nebus, tarkim, jeigu tu net ir darbe tuos dalykus darai, jeigu žmonės gali pamatyti, kad tu to darai su AI'am, čia toks slidus reikalas. Tai... Okay. Supratau, tai žodžiu ne tik greitis, bet ir kokybė yra AI'aus privalumai, bet tai va dabar su to ir nueikim į tokį vertinimą, kur mes esam, kaip, pavadinkim, Lietuvos kompanijos, kaip verslas, mes pagrindė vis tiek kalbam apie verslo pasaulį, ar ne, arba, kad ir individualių verslininkų, ar ne, freelancerių veiklą. Kur mes esam dabar, aš nežinau, ar yra kažkoks, benchmarkas, ar šiaip tavo jausmas, palyginus, kur yra pasaulis galbūt, kiek mes esame mature, naudotojai to AI'aus, teisingai ir naudingai galų gale. Matai, aš nesu tikras, ar aš galiu pateikti tokį overview, tai gali būti labiau tiesiog mano nuomonė, nes aš neturiu kažkokių papildomų duomenų dėl to, bet tą, ką aš matau, sakykime, nes iš mano klientų, sakykime, tą, ką aš esu iš įmonių apmokęs, tai buvo yra ir vienaragių, ir startuolių iš tų, ir mažų tokių, sakykime, ten iki 20 žmonių įmonių, ten 60, bet yra to pačiu ir universitetai, ne tik Lietuvoje. Tai tiesiog man parodo, kad kai kurios įmonės į tai meta visas pajėgas ir galiu pateikti pavyzdį, buvo vieną kartą man žmogus, kurio aš nepažįstu per LinkedIną, aš turiu tokį kaip Discovery callą, kur gali bet kas į mano kalendorių įsimesti, užsibukino 5:00 4:00 valandai, mes pasikalbėjom, suderinom mokymus 2:00 rytui. Sako, kuo greičiau, dabar mes nebelaukiam. Aš sakau, okei, nes tu net nebesitikė, kiek greit viskas vyksta ir kaip greit keičiasi. Sakykime, aš vis tiek manau, kad yra
naudojant generatyvinį AI įmonėse yra niuansų. Iš tos pusės, kad jeigu mes kalbam būtent apie ChatGPT, reikia įsivertinti, kokią informaciją galima dėti, kokios ne. Tas yra labai svarbu. Tada, sakykime, kaip apsisaugoti nuo to informacinio nutekėjimo, ne? Nes mes vis tiek nežinom, kaip po to kas nors ar galės atkapstyti tą informaciją ar ne. Nes čia viskas realiai priklausys, manau, nuo to, ant kiek kreatyviškai žmogus viską mato ir žiūri. Tiesiog pavyzdys, kad būtų galbūt aiškiau. Buvo čia vienas iš viral tokių postų apie tai, kaip blogai yra AI-us, čia gal prieš pusę metų. Buvo kažkas užklausė, ar tu man gali duoti sąrašą tinklapių, kur aš galiu žiūrėti filmus nemokamai. Esi matęs šitą? Taip. Tai va, tai ir tenai atsakė, aišku, kad aš negaliu to pasakyti, nes tai kaip ir pažeidžia įstatymus ir visą kitą, ir tau reikia būti gerų piliečių. Ir tada žmogus pasakė, okei, aš noriu būti gerų piliečių, ar gali patarti, kokiuose tinklapiuose man nereikėtų lankytis, kad aš neturėčiau problemų. Jo, sure, these are 20 websites. Ir ką tai parodo? Tai neparodo, kad sistema yra, tai parodo, kad sistema gali būti skylėta, aišku, dabar tikiu, kad daug kas patobulinta yra, bet tai parodo, kad tie žmonės, kurie pradės kitaip mąstyti ir sugebėti geresnius klausimus formuoti, jiems bus labai svarbu, jie tikrai galės išlošti daugiau. Apie įmonės iš esmės, aš tikrai nemanau, kad tos įmonės, kurios neigia AI, jos sugebės išgyventi ilgalaikiai perspektyvoje, tarkim, kad ir 10-mečio pabaigos, nes, pagalvokim paprastas dalykas, kai buvo, kai 2000-ieji, 99-2000-ieji, kai prasidėjo tas internetinis bumas, ne? Buvo labai daug įmonių, kurios nesugebėjo nueiti į online visiškai. Blockbusteris yra labai geras pavyzdys Amerikoje. Netflixas norėjo juos nupirkti, tapo jų konkurentų ir po to, kas įvyko, viena įmonė užsilenkė, kita tapo viena dabar žinomiausių brandų, kuriuos visi naudoja. Ne? Tai neigti neįmanoma, reikia atrasti būdą, kaip įsivertinti rizikas, susikurti procedūras, apmokyti savo žmonės, kad jie suprastų, ką jie daro, ne? Kad maksimaliai išnaudoti. Ir yra kitas dalykas, kad dabar vis tiek yra įmonėms teikiami paslaugų paketai specialūs, kurie apsaugo ir duomenis, yra encryptionas, su savo duomenim nebemokai to modelio ir panašiai. Tai tokių sprendimų yra. Tai aišku, jie tik tai yra papildomos kainos, bet turint omenyje, kiek tai gali padėti efektyviau, jeigu darant teisingai, tiesiog tą patį darbo našumą padidinti, tai ta investicija, manau, tikrai atsiperka. Jo labiau tikrai yra pigiau negu darbuotojas iš esmės, bet taip gali įgalinti netgi komandas, skyrius visus, dirbti kur kas geriau. Tai kalbant apie darbą kur kas geriau, ar ne, mes ir Agile, temoje kalbam, kad Agile esmė yra irgi, Agile'as yra irgi įrankis, ar ne, kurį mes naudojam savo kažkokiam tikslam pasiekti, kurie gali būti ten efektyvumas, time to market, job satisfaction, empowermentas didesnis komandų, kreatyviškumas didesnis ir taip toliau, ar ne? Tai kaip tas ryšasi su to AI-us panaudojimu, ar ne? Kokios tos naudos? Mes jau tai pradėjom, kad jau minėjai efektyvumą, minėjai kokybę, kurį galbūt kartais pražiūrim. Tai kas visgi yra tas, kaip mes galim išnaudoti, kad tą produktyvumą gerintumėm ar dar kažkokius tai kitus elementus? Tai matai, aš manau, kad kalbant apie produktyvumą, visų pirma reikia turėti omeny, kad reikia tam, kad tu būtum produktyvus, tau reikia suprasti, ką tu darai. Taip. Tai ką, pavyzdžiui, man Chatukas konkrečiai labai padeda padaryti, tai yra mes atsisėdam ir turim strateginės tas sesijas, apie kurias aš jau minėjau, ne? Ir sakykime, aš dirbu prie tinklapio ir aš susigalvojau taip, kad ir aš netgi esu susikūręs tokį personažą, tas expert personas vadinamas, ne, tai ten telefone turiu jų gal 100 kokį, ir kiekvienos personos skirtingas yra tikslas, ne, jie kaip 100 asistentų, kurių darbas yra visiškai skirtingas. Ir vienas pas mane personažas, būtent, aš kaip ten esu užsivadinęs, kad yra, turi experience kaip Agile coachas, Scrum Masteris, žino Liberating Structures, ir aš apie Agile žinau labai mažai. Čia irgi reikia tą paminėti, aš realiai apie Agile kaip ir nelabai žinau tiek daug, nors aš tam tikrom
tam tikrais dalykais vadovavausi, kas yra agile'as, tu prasme, iš visų tų dalykų, bet aš nesu iš agile'o srities, ne? Tai man tas visiškai nauja ir aš mokausi per šitą čatuką ir per bendravimą kartu. Ir pavyzdžiui, dar, kadangi man storytellingas yra labai svarbu, yra viena tokia labai fantastiška knyga Donald Miller Build Your Story Brand. Ir aš tuos dalykus įvilkau vieną personažą ir aš pasakiau, aš noriu, kad tu būtent vadovaudamasis agile'u, ten agile manifesto irgi įdėjau, kad būtų kaip ir tas žinios, sakykime, ką aš bandau padaryti, aš tiesiog susiaurinu visas žinias, ką chatas turi, bet pagilinu būtent tas konkrečius dalykus, ką aš išskyriau. Tai agile'as, ten Agile manifesto, liberating structures ir build your story brand, kaip tokia. Ir tada aš sakau, my goal is to create a website, ask me questions that you would get information about what I do, ir visa kita. Ir jisai followina frameworką iš knygos, bet jis eina per Agile, vadinasi, aš gaudamas visą informaciją, po to galiu pasakyti, ir tu man dabar gali padėti susidėlioti planą ateinančių 3 mėnesių. Aš noriu skirti galbūt tiek ir tiek valandų per dieną, per savaitę. Jeigu aš dirbu vienas, aš turiu komandą, aš sakau, aš turiu tiek žmonių, jie daro tą ir tą, sudėliok man ateinančio mėnesio planą, sudalink į savaitę, sudalink į dienas, tas sprintus ir panašiai, tu tą dalyką labai lengvai gali pasidaryti. Vėlgi, darbo mums bus daugiau, pasiruošimo toj stadijoje, bet tai visiškai kitaip gali nuimti nuo tavęs visiškai tuos galbūt admino tam tikrus dalykus. Kitas dalykas, pavyzdžiui, aš esu, kadangi dabar Agile bendruomenę pažįstu, tiek Lietuvoje, tiek dėl Eilo ir užsienyje, tai man buvo labai įdomu prisidėti prie kelių Agile coachų fasilitavimo pasiruošimo. Aš jiems padėjau suformuoti personažus, padėjau susidėlioti mokymų programą tos dienos 4 ar 8 valandų. Sakykime, padėti parinkti kažkokį iš liberating structures geresnį, sakykime, ten darbą grupėje, tarkim, kaip tą exercise, užduoti. Po to kažkokius icebreakerius surasti, nes tu gali žaisti ir tu gali būtent sakyti, I feel stuck with this, let's brainstorm. Ten kokios gali būti idėjos, kokie gali būti dalykai, think outside of the box. Tu pats sakai, kaip tu nori, kad jisai mąstytų, jeigu tau duoda labai banalų atsakymą, reiškia, tu galbūt netaip suformulavai klausimą. Tai vėlgi, aš manau, kad dabar, kiek aš jau matau, kad Agile yra visur, bet čia lygiai taip pat kaip įmonių, yra daug įmonių, kurios galvoja, kad jos naudoja Agile, bet jos net nežino, kas tai yra. Lygiai taip pat yra ir su generatyvinio AI įrankiais, kad žmonės galvoja, kad jie naudoja, bet visgi jie dar naudoja neteisingai. Tai čia toks užburtas ratas. Čia paliečia tik tais paviršių, ne? Atsakykit tokį klausimą ir baigta. Labai įdomu, iš tikrųjų, aš pats čia daug sužinau. Gerai, galėsiu paskiau, transkriptą daryti, mokytis. Drąsiai. Jo, tikrai įdomu. Toks klausimas, čia gal nežinau, aktualus, tai minėjai, kad ten turi susikūręs tą virtualų coachą kažkokį tai, ar ne, Scrum Masterį. Tai banalus klausimas, kada jūs pakeis tos pačius Agile coachus, pavyzdžiui, ar ten, ką jisai visgi gali pakeisti, ir kokiam lygiai galbūt? Matai, dėl pakeitimo, tai iš esmės daug labai darbų gali išnykti. Tai tik tai tiek, kad yra niuansas toksai, kad aš manau, kad tai labiau palies tuos darbus, kur nėra labai galbūt reikalavimo dideliam intelektui ar išsilavinimui. Tuos, tarkim, kaip pavyzdžiui dabar, ar mes pykstam, kad robotai perima Amazon logistikos centrus visus? Prašau, ar mums yra problema, kad, tarkim, kasų yra mažiau ir mes einame į savitarnos kasas? Ne, nes mums yra smagu, mes tą padarom greičiau ir panašiai. Bet visgi reikia įsivertinti tokį dalyką, kad yra labai didelė dalis žmonių, kurie nori toliau bendrauti su žmonėmis. Mums tai yra svarbu.
Tai, sakykim, lygiai taip pat kaip rekrutmente, aš nemanau, kad tai gali pilnai pakeisti rekrutmento procese, panaikinti rekruterius, gyvus interviu ir panašiai, nes mes žmonės dabar jau pripratom bendraudami su čatuku prie čato kaip pokalbio ir kad jis yra intelektualus, jis yra greitas ir į temą, ne kaip tie čatai avialinių kompanijų, kurie nori šveisti telefoną arba kompiuterį sieną. Tai lygiai taip pat aš manau, kad vis tiek, sakykime, coachų, nes ne vien agile coachų, bet iš esmės coachų, juos replikuoti telefone galima labai paprastai ir nemokamai. Aš, pavyzdžiui, dabar darau testą, kad pradėjau praeitą savaitę coachinti vieną žmogų dėl darbo ir aš pasakiau, padarom taip, aš tau duodu ChatGPT tą botuką, kuris tau padės uždavinės tau klausimus dėl, kad tau išsigryninti savo darbinę patirtį, tau reikia tiesiog labai nuoširdžiai pasikalbėti ir po to mes tą informaciją sisteminsim. Tai dabar, kas mane stabdo padaryti tą patį agile coachui, Scrum Masterį, dar bet kam, ta prasme, Ir dar labai specifikuotą gali pasidaryti, kaip sakai, 100 personų, žinai, čia apie goal settingą, čia apie sprintų planavimą, čia apie dar ką nors. Taip, ir kitas dalykas, kad yra dar kas yra įdomiau, kad tu gali apmokyti su visa savo informacija, sakykime. Yra Chris Dow, nežinau, ar teko girdėti, tai yra unikalus žmogus, kuris turi įkūrę savo ir bendruomenę, ir jie ten daugiau yra iš dizaino ir iš vizualaus brand strategy dizaino pusės. The Future yra įkūrėjas, be E raidės, Future. Ir jisai buvo pirmasis, kiek man yra tekę, kur girdėjau, kad va, taip, kaip viešas toks influenceris. Influenceris jam net netinka, nes influenceriai šiaip daugiau tokie, kurie reklamuoja. Bet jis daugiau yra contento kūrėjas, nes jis duoda labai daug dalykų nemokamai. Jisai buvo pirmasis, kuris sukrovė visus savo mokymus, visus savo podcastus, visus savo YouTube video, knygas, straipsnius, visą turinį, kuris yra per begalę metų sukūręs, jisai užkrovė į chatą ir jisai paleido bendruomenėje chatbotą, kur žmonės gali bendrauti ne va kaip su juo, uždavinėti klausimą apie viską, ką jis yra padaręs. Tai dabar pagalvok, kaip tas dalykas pakeičia taip, kaip mes mokomės, pavyzdžiui. Universitetai dabar pradeda daryti tą patį. Tai aš manau, kad yra niuansas toksai, kad kai mūsų bendravimo įpročiai pasikeis, tada turės adaptuotis ir darbai ir panašiai. Bet vis tiek nepamirškim to, kad, sakykime, aš bent jau laikausi tokios nuomonės, kad tie čatukai, botukai, jie gali tau pagelbėti procese, sakykime, bet aš tikrai vis tiek manau, kad turi būti tikras kontaktas ir tikras žmogus, kuris overseeina visą tai, užtikrinant, kad kokybė yra kokybiška ir kad tu turi bet kokiu atveju galimybę kalbėti su žmogum gyvai. Nes, tai visiškai išėjimas, tada klausimas kitas. Ta prasme, jeigu mes tos coachus išimam, tai ar mums tikrai darbuotojai reikalingi? Gal mes darbuotojus galim visiškai pakeisti? Supranti, tada jau čia atsiranda kiti niuansai. O čia vat į tą temą, žinai, toksai klausimas, vienas paskutinių turbūt, bet tas job satisfaction. Ar ne, kaip jisai bus paveiktas. Viena vertus mes tikrai, kaip tu sakai, gali būti nemažai, kas galim pakeisti visgi kažkokiais tai, ar tai generatyviniais įėjim, ar tai gal dar kažkas tai atsiras tais pačiais, žinai, dabargi ir video, ir audio, ir foto kūrė, ir retušuoja, ir ką tik nori daro, ar ne. Tas pats Photoshopas, jau sakyčiau, labai advanced yra toolsas, kuris naudoja tą generatyvinį kažkokį tai vizualinį sprendimus. Bet kaip tas visgi tą job satisfactioną, žinai, tavo įtakoja, tiesiog kokią įtaką tam daro, ar teko kažkaip įvertinti kažkur, nes viena vertus, aš kaip savo pats galvoju, kad ir tas pats Photoshopas, ar ne, aš kažką tai ten ilgai vargstu, darau ir padarau ir toks kaip menininkas jaučiuosi, wow. Ar aš, žinai, ten pažymiu, paprašau, puf, ten 10 minučių, gal ne 10, pusvalandis, bet iš esmės rezultatas gal tas pats, bet ar aš esu tą tokį satisfaction, kad čia, žinai, padariau. Bet matai, žiūrėk, čia yra toksai galbūt retorinis klausimas. Čia toks labiau retorinis. Kas ta prasme
realiai koks tada yra tikslas? Ar mano tikslas yra, nežinau, praleisti 2 dienas, bandant kažką sukurti ir bandyti, matai, čia galbūt tada toks atrodo lyg ir ego reikalas, ne? Kad va, gal čia tada ne aš visai ir padariau, tada čia ne mano nuopelnas ir panašiai. Šita tema buvo labai vienas mano mėgiamiausių tetokų, Elizabeth Gilbert, kuri yra žinoma kaip Eat, Pray, Love rašytoja, bet jinai buvo padariusi fantastišką tetoką Your Elusive Genius, ir kuriame jinai kalba apie ego ir labiau net ne apie ego, bet apie kūrybą, ne? Ir jinai buvo būtent kalbėjusi, kad senovės Graikijoje ir Romoje, man atrodo, buvo tikima, kad, tarkim, kūrėjai, ne, kad ne jie yra genius, bet kad they have a genius. Kad yra kažkokia nematoma tokia kaip ir jėga, kuri ten gyvena pas tave kažkur kampe, ne, ir kad jeigu tu sukūrei šedevrą, jeigu tu sukūrei šedevrą, vadinasi, visi žinojo, kad tau nuskilo, kad ta būtybė, kuri buvo paskirta už tave atsakinga būt, kad jinai yra labai gerai padirbėjo, ne? Bet jeigu tu visiškai sufeilinai, that's not entirely your fault, žinai. Bet kai atėjo renesansas, žmogus tapo genius. Ir vat tie ego dalykai ir yra, suprantate, lygiai taip pat mes dabar galim žiūrėti į tą AI, sakykime, į visas technologijas, kad jų tikslas yra padaryti mūsų gyvenimą paprastesnį. Nes, nu gerai, pavyzdžiui, ar 100% visi žmonės dirba naudodami kompiuterį internetą pasaulyje? Aišku, ne. Ne. Bet mes savo gyvenimo neįsivaizduojam be to. Ne? Ir tas yra, kad labai sunku kaip unlearn tą, kad tu jau atmokti tą, kad tu jau mokyt, nes tai yra įprotis, ne? Tai, žinai, vienus įpročius mes formuojam, bet mes jų atmokti neišeis, nes, pavyzdžiui, žinant, kad ten koks nors Photoshop, Firefly ar kiti įrankiai tau gali padėti susitvarkyti nuotrauką greičiau, ar kokia yra vertė tau sėdėti ir kankintis, nes tu realiai kankiniesi, tu galbūt bandai savo kažką įrodyti, kad aš galiu ir visa kita, ir tu po to bračia, kodėl aš nepadariau to greičiau. Supranti, nes tu realiai savo laiką, kuris yra brangiausias dalykas, geriausias asetas, kokį mes turim, tu jį gali skirti kitiem dalykam. Nes čia, supranti, yra dar kitas niuansas, žinai, manęs irgi žmonės klausia, bet tai ar tai nėra cheating, žinai, kad mes čia naudojam dirbtinį intelektą, mes būsim durnesni, bukesni, patys nebegalvosim. Nu, tai tada ir dirbtinis intelektas nubuks, jeigu ir mes. Bet žiūrėk, yra klausimas, žinai, kitas dalykas. Pavyzdžiui, aš kai ėjau į mokyklą, mokytojai neleido matematikos pamokose naudoti skaičiavkės. Ar nuo to žmonės yra bukesni? Aš žinojau, kai aš baigiau mokyklą, man reikia Excelio, man zinus skaičius iškeptis, ne? Po to mobiliakai atsirado, ne? Tai dabar, pavyzdžiui, mes neįsivaizduojam, prasme, kai tau reikia suskaičiuoti, ar tu jautiesi negalintis to padaryti, tu rasi būdų, kaip to padaryti, ne? Ir man atrodo, yra svarbiau suprasti, kaip rasti informaciją, išsigryninti, kas yra tikra informacija, shortcutinti, ne? Ir negu kad ten gimdyti ir va čia tikrai čia mano, ne? Nes aišku, yra vienas dalykas, jeigu mes grįžtam prie turinio, kalbant apie tai, jeigu tai buvo sukurta tik tai dirbtinio intelekto, reikia turėti omeny, kad neturi jokio copyrighto, tu negali visiškai apsaugoti to turinio. Bet jeigu tu dirbi kartu, va tas pats Grammarly, ne? Mes Grammarly naudojam ypač tie, kam anglų kalba nėra jų pirma kalba, nu taigi pakeičia ir struktūrą, ir stilių, ir viską sutvarko. Bet ar tai yra mūsų kalba? Tai nėra mūsų kalba. Supranti, lygiai taip pat tas kontekstas yra pakeičiamas. Tai aš manau, kad vis tiek čia tas satisfakcija, jinai bus labai individuali. Bet aš visada rekomenduoju žmonėms maksimaliai pušinti save, kad eiti su naujovėmi prieki. Bet Gary Vee yra kažkada labai gerai pasakęs, kad kai atsiranda nauja technologija, iš karto susikurkit savo userį su savo vardu. Nes jeigu jinai kada nors išpopuliarės, kad jūs galėsite turėti savo accountą ir sakyti, aš buvau vienas pirmųjų. Nes vis tiek yra tie žmonės, kurie išbando, o yra tie, kurie po to eina iš paskos. Ne? Tai
tiesiog gal turėkit daugiau žmonių gyvenime, kurie yra pirmieji, tada jie jūs įkvėps nebijotų technologijų, nes Bandykit. technologijos keičiasi pastoviai. Tai pats matai, kas dabar vyksta, tai Tikrai taip. per porą paskutinių savaičių tiek visko pasikeitė, daugiau net negu net per metus. Tai, ir tai yra tik pradžia. Ir kiek dar keisis, aš manau, čia Ir kiek artimiausiu dar metu keisis. turėsim labai įdomų, ypač šitoj srityje, labai įdomų laiką. Jo, ir aš vieną gal galiu dar komentarą, nes tai yra Be abejo. tas, su kuo aš mėgstu pradėti mokymus, kad yra tie žmonės, kurie dabar baigia mokyklą, jie per savo gyvenimą turi 15 skirtingų karjerų. Ne darbų, karjerų. Ir mums reikia tą suprasti, nes tai gali visiškai pakeisti tai, kaip mes matom savo ateitį, nes lygiai taip pat kaip universiteto diplomas nenulėmė, ką mes darysim gyvenime, lygiai taip pat mes net nežinom, kokios technologijos ateina. ChatGPT, kiti, jie yra šiek tiek daugiau negu metai, ne? Tai nėra, apie tai niekas nekalbėjo, nežinojo ir mes net nežinom, kas laukia už kampo. Dėl to reikia tiesiog nelaukti, neiti kažkokį aukos vaidmenį, kad, o Dieve, mano darbą pakeis. Ne, daryk viską, kad tu tą dalyką išmanytum ir tada tavęs niekas nepakeis. Nes tu galėsi įgalinti kitus ir padėti kitiem ir kokybė nuo to tik gerės. Būsiu pirmas tame pokytyje. Taip. Tai labai galingas tuomet galėsi jaustis ir satisfakciją tau, prašau. Gerai, dėkui iš tikrųjų už labai įdomų pokalbį. Pabaigai aš visada prašau pašnekovų, labai daug jau privardinai eigoje autorių, speakerių, TED-tokerių ir visko, bet, tiem, kurie galbūt, tarkim, tik tais girdėjo apie tą AI, nieko nesidomėjo daugiau negu tik pabandė ten su ChatGPT bukai pasirašinėti, kaip aš pavyzdžiui. Tai, kur pasiieškotos informacijos, kur mokytis, žinai, ar tu pats galbūt atvirus kokius mokymus irgi darai tokius, ne ten konkrečia įmonė, bet auditorijai. Taip, tai pirmas dalykas, kas yra labai unikalu, kad aš pats labai daug dalykų išmokau iš LinkedIn, kas yra labai keista, nes aš tiesiog ką padariau, aš atsisėdau, man užteko vienas žmogus, Rubenas Hussein, man atrodo. Aš vis maišau jo pavardę, bet Ruben. Jis yra vienas geriausių AI-aus tokių skleidėjų. Influencerių. Jo, dabar jisai yra superinis, jisai duoda labai daug turinio, kalba apie ChatGPT, Midjourney, apie kitus labai praktinius dalykus. Tai jisai mane įkvėpė į tai pažiūrėti iš kitos pusės. Ir aš po to ką padariau, aš atsisėdu ir gali tą padaryti kiekvienas. Tiesiog nemokamai atsisėdi ir išsivalai savo LinkedIn feedą. Paslipi tuos žmonės ir tą turinį, kuris tau neduoda jokios naudos ir pradedi followinti tuos, kurie, pavyzdžiui, pas mane dabar, jeigu aš atsidaryčiau LinkedIn, kas antras arba kas trečias postas bus apie AI, apie copywritinimą, marketingą. Nes tai yra tai, į ką aš labiausiai norėjau šiemet fokusuotis. Kalbant apie mokymus, tai aš ir pats darau mokymus, tai tuo metu, kai laida bus pasirodžiusi, tai aš jau būsiu paleidęs būtent atvirus mokymus, nes dabar, kaip ir pats minėjai, tai yra daugiau uždaros grupės įmonės ir panašiai. Bet taipogi nepabijoti tiesiog pažiūrėti, kokie yra renginiai online. Yra daug kas vyksta nemokamai. Yra kažkokios konferencijos, seminarai. Lygiai taip pat šią savaitę aš irgi skaitau seminarą nemokamai, kur bet kas gali ateiti iš gatvės. Tai tokių dalykų irgi vyksta. Aš stengsiuosi irgi iš savo pusės dalintis, kaip įmanoma daugiau irgi pradėti dalintis informaciją. Tai tiesiog nebijokit dalintis su kitais ir įkvėpti kitus tuo, ką atrandat. Ir jeigu pamatėt kažkieno turinį, nepabijokit pakomentuoti, palaikinti, pasišėrinti, nes tai įkvėpia tą kūrėją duoti daugiau. Nes tam, kad parašyti turinį, yra ką veikti, kad jisai būtų tikrai naudingas. Tai gerai, sekit ir Dovi, sekit ir ant Agile Sofos, mes irgi dalinsimės įvairiausių turinių, galbūt ir šiom temom. Bet tai ką, labai dėkui tau už tikrai įdomų pokalbį, galima, manau, ir ilgiau čia apie tai šnekėti, bet tai galbūt turėsim ir continued sesiją kada nors. Bet kada. Ar kitam sezone, ar gal netgi šio pabaigoje. Tai ką, dėkui tau už laiką ir sėkmės skleidžiant tą dirbtinį intelektą. Ačiū už laiką. Sėkmės. Iki.